Deividas be galo džiaugiasi čia būdamas. Jisai stovėjo mažiau negu per metrą nuo šios alsuojančios skylės. Jisai džiaugiasi purslais, kurie tryško ant jo nuo į uolas atsimušusių bangų. Jisai net nepagalvojo apie pavojų, kuris gali ištikti bet kurią akimirką, tad stovėjo atsukęs nugarą į jūrą. Bet tada, tarytum iš niekur, didžiulė banga trenkėsi į uolas, pasiusdama milžinišką vandens sieną į Deividą, taip jį nublokšdama tiesiai tą skylę. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie alsuojančią Nakelėlės skylės tragediją. Jeigu norite daugiau panašių video, komentarų skiltyje galite pasiūlyti sekančio video idėją, o dabar gero žiūrėjimo. 2011 metais į Maui atvyksta 44 metų amžiaus Deividas Potts su savo sužadėtine Tika. Deividas buvo užkietėjęs nuotykių ieškotojas, o mintis, ką galima nuveikti šioje Havajų saloje, jam tiesiog nedavė ramybės. Jie pradėjo domėtis pačiais Havajais, ką čia galima nuveikti ir ką yra privalu pamatyti. Jie norėjo aplankyti daugybę vietų, bet išsirinko pradžiai tik kelias. Viešbutyje jie išgirdo apie vieną vietą, kuri nėra nurodyta turistiniuose lankstinukuose. Tai buvo natūraliai susiformavusi Nakelėlė alsuojanti skylė, kuri traukė vietinius ir vieną kitą turistą. Viena iš priežasčių, kodėl šita skylė nėra plačiai reklamuojama, tai praeityje įvykę keli nelaimingai pasibaigę nutikimai. Ši vieta yra pakankamai gerai žinoma dėl ganėtinai pavojingų vulkaninės kilmės uolų, kurios būna nuolatos talžomos didžiulių bangų. Šios bangos ir suformavo maždaug metro pločio alsuojančią skylę, išgriauždama lavos kišenę. Gelbėtojai perspėja, kad ant šių uolų negalima stovėti atsukus nugarą į jūros pusę, nes atėjusi banga gali jūs nusinešti. O jeigu matote, kad vanduo esantis skylėje staigiai atsitraukia, tai reiškia, kad vanduo pumpuojamas ir greitai išsiverš. Taipogi atsitraukus vandeniui susidaro savotiškas vakuumas, kuris gali jūs įtraukti į skylę. Jūs privalote laikytis nuo skylės kuo įmanoma toliau. Jums atsidūrus joje praktiškai yra neįmanoma išsigelbėti. Šios skylės iššauti purslai gali pasiekti netgi 30 metrų aukštį. Tyrinėjant šias uolas, saugiausia būtų likti ant sausų uolų, taip nerizikuojant, kad jūs nusineš atsiritusi banga. Netoli alsuojančios skylės galima rasti nemažai apie pavojų perspėjančių ženklų, bet žmonėms tai yra nemotais. Liepos 9, šeštadienis. Be galo graži diena, tad Deividas su Tika nusprendė aplankyti šią skylę. Su mašina jie atvyko apie 11 val. Ryto, pasiėmė šiek tiek užkandžių ir patraukė takeliu link pakrantės. Eidami apie 15 minučių šiuo taku, jie jau girdėjo jūros ošimą, o pasiekus takelio galą, jie pagaliau galėjo matyti alsuojančią skylę, kuri tarytum geizeris šaudė vandenį į viršų. Aplinkui buvo kelios šeimos su vaikais, visi grožėjasi šiuo nuostabiu reginiu. Deividas, būdamas ekstremalas, priartėjo arčiau skylės apžiūrėti ją iš arčiau. Bet tada, tarytum iš niekur, atsiritusi banga tėškėsi į Deividą ir jis nubloškiamas į skylę. Niekas negirdėjo jokio garso, nes bangos ūžimas užgožė Deivido riksmą. Viena šeima, buvusi šalia Deivido, sugebėjo įamžinti nelaimės akimirką. Nuotraukoje matosi, kaip nieko neįtardamas Deividas tuojau pat bus nubloškiamas milžiniškos bangos. Visi ten buvo žmonės, tik po kokios minutės suprato, kas ten įvyko. Niekas nežinojo, ką daryti. Jie šaukėsi pagalbos, žmonės panikavo. Viską matęs vyras užlipo ant uolos, stebėdamas, ar Deividas nebuvo nunešamas srovės į atvirą jūrą. Bet jis nieko nematė, Deividas buvo dingęs. Bangos ir toliau talžė uolas, taip apsunkindamos bent menkiausią galimybę surasti Deividą. Žmonės stovėjo sumišę dėl to, kas įvyko, jie buvo bejėgiai, Deividas dingo. Greitai prisistatė gelbėtojai, dėl milžiniškų bangų jie nieko negalėjo padaryti. Po kelių dienų nurimus jūrai buvo pratęsti Deivido paieškos darbai, bet deja jie buvo nesėkmingi. Deivido kūnas taip ir nebuvo surastas. Deividas pats oficialiai yra laikomas dingusiu ir šiomis dienomis. Ši istorija parodo žmonių bejėgiškumą tam tikrais gyvenimo atvejais. Po kurio laiko Deivido sužadėtinė Tika surengė atsisveikinimo minėjimą prie alsuojančios skylės, įmesdama ją gėlių vainiką.